Šiandien yra 2026 metai, birželio 12 diena. Sveiki atvykę į Kastyčio žvalgybą ir kontražvalgybą kanalą. Šiandien didi diena kai kam. Šiandien įsigaliojo imigracijos paktas. ES šituo paktu nusprendė truputėlį pažaboti nelegalią migraciją į Lietuvą. Bet ne tai mane stebina tai, kad Lietuvoje naujienų portale, dabar kuriam aš neprisimenu, LRT ar tai Delfi, buvo paimtas interviu iš mergaitės ir tenais pati pagrindinė mintis, kurį ta mergaitė pasakė, tai buvo štai tokia, kad vadinti neteisėtą migraciją arba neteisėtas migrantas yra negalima, tai yra nehumaniška. Reikia sakyti nereguliari migracija. Nežinau, ką tai reiškia reguliari migracija ir ką reiškia nereguliari migracija. Man yra viskas aišku tuomet, kada yra įstatymai, tai arba jie yra pažeisti, tai yra neteisėtas migrantas, kuris pralindo pro sieną žemę arba pralipo pro tvorą, arba jisai šiaip įsiveržė kažkokiu tai būdu neteisėtai pakliuvo į Lietuvą. Jisai yra neteisėtas migrantas, o ne kaip tenais nereguliarus migrantas. Čia aš tik noriu pasakyti taip, kaip yra stipriai paveiktos smegenys, kad jos netgi pačias žodžių savokas bando pakeisti į nesuprantamas ir neaiškas. Tačiau šiandien aš noriu kalbėti ne apie tai, ne apie imigracijos paktą. Aš noriu kalbėti šiandien, tiksliau pasakyti, pablevizgoti su jumis, kadangi yra penktadienio vakaras ir mūsų laukia įdomus ir aišku nešiltas, o lietingas savaitgalis. Taigi, tas pablevizgumas nebus vien tik tai paimtas iš fantazijos, iš svajonių ar iš kažkokių tai nesąmenių, jisai bus paremtas kažkokiais tai realiais faktais iš įvykusiais pasaulyje, tendencijomis, gana tikromis, kurios vyksta tame tarpe ir mūsų valstybėje. Taigi, pradėkim. Pirmas mano teiginys. Vyriausybė, bet kurioje valstybėje tame tarpe ir Lietuva yra nereikalinga, nes jinai tik tai trukdo. Jinai kaip parazitė. Sėdi, viską jama ir naudos jokios neduoda. Vyriausybė, tai premjeras, ministrai, į ją taip įtraukiu, visi viceministrai, kurie įeina, ir tas aparatas, vyriausybės, ne ministerijų, aparatas įeina. Tai pirmas dalykas, kodėl? Todėl, kad jie labai daug kainuoja. Pagalvokite patys, jiems mokami dideli atlyginimai visiems, jiems mokamos premijos, jie važinėja po pasaulį, skraido, mokama jiems komandiruot pinigai ir taip toliau ir panašiai. Tai yra dideli pinigai. Taip pat reikalingos įvairios tarnybos, priežiūros tarnybos, kurios prižiūrėtų, kaip jie dirba, ar nedaro klaidų, ar nepažeidinėja įstatymų, tenais jie dirba, rašo ataskaitas ir taip toliau ir panašiai. Tas tarnybas visas, ne tik žmonės atlyginimus mokėti, bet reikia už patalpą sumokėti, reikia už elektrą mokėti, reikia už visą kitą. Tai kainuoja didelius pinigus. Kaip žinote, vyriausybėje dažnai vyksta tokie įvairūs pažeidimai, netgi nusikaltimai, ten prekyba poveikiu, kyšininkavimas, ypatingai šiais metais atsiskleidė, taip toliau pasirodė, kasgi ten vyksta ir kasgi ten darosi. Tai vėlgi reikia tuos tyrimus atlieka ikiteisminio tyrimo institucijos, pareigūnai atlieka ne vieną mėnesį, atlieka metus, 1, 2, 3, paskui įsijungia teismai, vėlgi kainuoja milžiniškus pinigus, tai kainuoja milijonus. Ir be abejo, čia dar reikėtų įtraukti į išlaidas žurnalistus, kurie pagal užsakymus dažniausiai yra dalis tie, kurie dirba ne pagal užsakymus, o dirba objektyviai, nešališkai, bet aš kalbu apie tos, kurie dirba pagal užsakymus, reiškia, gauna pinigus už tai, tam, kad sudraskytų kažkokį tai vyriausybės narį, ministrą, reputaciją sugadintų, taip toliau. Jisai surenka informaciją, viešina, puola tą žmogų ir taip toliau. Ir vėlgi čia visa krūva pinigų. Tai yra didelis išlaidos. Ir kokiagi nauda iš to
vyriausybės, ogi faktiškai jokios. Jie, kaip mes matome, jau dabar ne pirmus metus, tik tai pešasi tarpusavį. Pešasi ir nieko ypatingo nesprendžia. Na, žiūrėkit patys. Tai buvo numatyta, vienas į premjerus, atėjo kitas į premjerus, jį pakeitė dar kitas į premjerus, dabar ateina dar kitas į premjerus. Faktiškai vyksta nuolatinė vyriausybių kaita. Keičiasi premjerai, ministrai keičiasi, jie tik ateina, pašyla, pabūna, tik tai truputėlį pradeda suprasti, kur jie atsidūrė ir jie jau yra keičiami kitais. Ir vėl vyksta diskusijos, kaip ten bus. Dabar, pavyzdžiui, aš įsivaizduoju tuos ministrus, kurie dabar yra, kad ir patį vidaus reikalų ministrą Kondratovičių, jisai jau galvoja apie tai, jau kas su juo bus, jo tikriausiai nepaliks. Ir ką dabar reikės daryti, jo mintis visai kitur, koks čia valdymas ir prie ko čia tas valdymas. Ir niekam to nereikia, mintis guliasi visai kitur ir taip tęsiasi jau daugiau, jau kaip 2 metai. Ir anksčiau tas pats buvo, ir prie ankstesnių vyriausybių vyko tas pats ir panašiai. Toliau, jie kišasi į įvairius procesus, kurie, pavyzdžiui, teikia paslaugas visuomeniai, prižiūri verslą, renka mokesčius, taip toliau, ir jie pradeda kištis. Kištis, aišku, dėl šiuo atveju kalbu, pavyzdžiui, dėl kažkokių tai interesų, grupės žmonių interesų. Ir jie bando tenais paveikti kažkokius, daryti poveikius, kad kažkam tai nubirėtų ten daugiau užsakymų, kažkas tai pasirašytų kontraktą ir taip toliau. Žodžiu, jie bando daryti įtaką ir turi galimybę tą padaryti, kadangi jie turi galią atitinkamą. Toliau, jie nieko nedaro. Yra toks laikotarpis, kaip šiuo metu, kaip aš sakiau, yra tas laikotarpis, kada jie nežino, kas bus su jais, ką jie daryti, tai faktiškai nieko nedaro. Valstybė tai yra gerai, kad jie nieko nedaro, išskyrus tai, kad jiems reikia mokėti pinigus už tai. Bet tai yra gerai, kad jie nesikiša. Bet yra dar toks dalykas, kada jie kažką tai bando padaryti, bet nesuprasdami, ką bando čionais, ne, pavyzdžiui, bandydami padėti kažkokiai tai interesų grupė ir verslininkui padaryti, gauti kontraktą, ten už kyšį dar kažką tai, kai kišasi. Čia kitas atvejis, šitas atvejis, kada jie bando daryti kažką tai gero, bet jie neturi kompetencijos. Nu kaip gali žmogus, kuris niekada nedirbęs, pavyzdžiui, susisiekimo ministerijoje, su keliais, geležinkeliais, laivininkystė, uostas ir taip toliau, jis ateina ir tampa to srities specialistas, ekspertas, priima sprendimus, o galę jis turi, galimybę priimti turi, ir tada jis prisigalvoja visokių dalykų, kartu ten su savo partija, kartu su savo bendruomenė, kažkokia tai grupė žmonių, ir bando kažką padaryti, kas visiškai netitinka gyvenimui, kas netitinka realybei. Ir tokiu būdu jis dar labiau gadina visas procesus. Trukdo pačiam valstybės aparatui, biurokratams dirbti ir vykdyti savas funkcijas. Taigi naudos iš vyriausybės šitos sluoksnio yra faktiškai jokios. Tik tai vienos bėdos ir vienos išlaidos. Užtektų pilnai Seimo, kuris priima įstatymus, ir tarnybų, departamentų, kurie teikia žmonėms paslaugas. Tada jie teiktų, vadovautųsi įstatymais, yra tų tarnybų vadovai, jie prižiūri, jie atsakingi, jie atsiskaitytų ten, pavyzdžiui, Seimui ir taip toliau, ir to tikrai mums užtektų. Štai tokia yra mano pirma blevyzga. Bet kadangi mes mylim savo politikus, mums patinka vyriausybės, nežiūrinti tai jie dirba, plėšia, grobia, vagia, ima arba nieko nedaro, o jeigu dar daro, tai kažkokia tai nesąmonė, kuri yra žiauriai nuostolinga, tai tokiu atveju mes suteikėm jiems tas galias, mes norim jų,
mes norim juos matyti, norim, kad jie būtų, kad dalyvautų iš tai, ką mes tada turime. Tai čianais antras teiginys mano šito pranešimo. Jie, tai yra vyriausybė, būtina viską skaitmenizuoti tam, kad įgyvendintum masinį sekimą. Skaitmenizuoti būtina tam, kad įgyvendinti masinį sekimą. Kodėl jį reikia įgyvendinti tą masinį sekimą? Todėl, kad grėsmės, didelis grėsmės ir išorės, ir viduje, ir viską reikia kontroliuoti, sužinoti, nes jeigu mes nežinosim, jeigu nesiimsime mes veiksmų, čia vyriausybė, tai tada bus viskas, žlugs valstybė. Ką tai reiškia skaitmenizacija? Tai vienas dalykas, jūs įsivaizduokite save. Kiekvienas atskirą žmogų, pilietį, tai pirmas dalykas. Kiekvienas jo žingsnis turi būti fiksuojamas internete, kompiuteryje, turiu omeny. Kiekvienas žingsnis, kiekvienas pirstelėjimas turi būti užfiksuotas. Kada jis atsikėlė, kada išvažiavo iš namų, kur jis atvažiavo, kokiu keliu važiavo, su kuo susitiko, kam skambino, iš ko gavo žinutę, kas jam skambino, ką jis darė darbe, kokius darbus atliko ir taip toliau. Toliau, visa jo veikla internete turi būti žinoma, kokius jis turi socialinius tinklus, kokias turi internetinės svetainės, kokius jis rašo komentarus, kokią platina informaciją, kuo jisai domisi, žvejyba domisi galbūt, gal oro balionais domisi, gal domisi kalnais, gal domisi kelionėm, o gal domisi fašizmo, gal domisi ekstremizmo, gal domisi migrantais. Visas jo veikla, kuri yra internete, turi būti žinoma. Ką jis padarė, kur nuėjo, kokį filmuką pasižiūrėjo, ką parašė, kokį komentarą parašė, kokią informaciją pasidalino, viskas turi įeiti į vieną duomenų bazę. Ir trečias, aišku, tai yra pinigų kontrolė, ypatingai dabar pas mus bandoma daryti viską tam, kad uždrausti grynus pinigus, nes gryni pinigai yra baisi grėsmė, taip sako. Ir tada jūs reikia žiūrėti, kad viskas būtų banke ir viskas būtų žinoma, kad mes žinotume, kad jie gautų informaciją apie mus, kur mes išleidom pinigus, iš ko mes gaunam pinigus, kiek mes turim pinigų, kiek turim skolų, kiek mes turim įsipareigojimų, kiek mes turim visokių kitokių dalykų ir taip toliau, kad viskas būtų skaitmenizuota, reiškiasi internete, reiškiasi duomenų bazėje. Na ir dabar, kągi su tais duomenimis nori daryti mūsų prižiūrėtojai, vyriausybės atstovai, tie, kurie nori viską kontroliuoti, nesgi žmogus jų manymu, jų galvos yra nebrandus. Jis gali netokį sprendimą priimti, ne tada ir ne tuo metu pakelti ranką, rinkdamas ne tą žmogų, balsuodamas ne už tą programą, arba neduok Dieve dar referendumas įvyktų dėl kažkokio tai klausimo, negalima jokiais būdais jam prileisti. Taigi yra prižiūrėtojai, bus, taip sakykime, prižiūrėtojais, yra siekiamybė šito. Tai jau mes žinome tai, kad yra renkama apie kiekvieną žmogų informaciją. Žinoma viskas, jinai yra užfiksuota, jinai guli duomenų bazėje, tačiau kągi su ją daryti? Jinai visa plaukia kiekvieną dieną, taip toliau, o ten yra dirbtinis intelektas. Ir tas dirbtinis intelektas sudėlioja viską štai taip, pagal skalę. Ten, pavyzdžiui, yra Jonaitis arba Kastytis Jonaitis, tenais pasakykime taip. Ir skalė. Virš ekrano kompiuterio ar apačioj kompiuterio ekrano yra tokia. Pirma skalė per trečią dalį kompiuterio yra žalia. Pirma yra žalia, jinai gali degti tokia juostelė. Žalia, jinai gali degti geltona arba jinai gali degti raudona spalva. Tai priklauso, koks tas Kastytis Jonaitis yra.
Jeigu jisai yra gerietis ir jie valdžia, vyriausybė nemato jokių problemų, kad jisai nekelia jai grėsmės, tada jis yra žalias visas. Visa ta informacija, kurią dirbtinis intelektas išanalizuoja, pasako, kad yra žalias. Jeigu pamato tai, kad jisai jau kažkokius tai kontaktus turi, ten pavyzdžiui, pasiklauso, pasakykime taip, OPTV tenais televizijos. Arba jisai paskaito kažkokio tai asmens bačiulio, pavyzdžiui, komentarus Facebook'e. Jau dega geltonai, jau reiškiasi įspėjimas, jau kažką reikia daryti ir tokiu atveju įsijungia jau kažkokie tai tramdymo dalykai. Tai pirmas gali apriboja jo teises, pavyzdžiui, uždraudžia išleisti tam tikrą pinigų sumą, neleidžia sudaryti kontraktų kažkokiu tai, įsigyti kažkokiu tai prekių, susiremontuoti mašiną, gauti kažkokiu tai lengvatų. Daug čia galima fantazijos, čia didelės nereikia, čia gali bet kuris vadybininkas prigalvoti visokių velnių. Ir dar vienas metodas yra toksai, kad jau jeigu geltona, tai reikia žmogų atvesti į doros kelią, tada saugumo pareigūnas važiuoja pas tą žmogų ir kalbasi. Tai vadinasi profilaktika arba prevencinis pokalbis. Jeigu tu dar darysi taip, tu nuklysi ekstremizmo keliu ir tada tu prarasi laisvę, galimybę normaliai gyventi, karjerą, reputaciją ir visą kitą. Nustok. Ir vėliau yra raudona spalva. O raudona spalva jau reiškiasi tai, kad žmogus ne tik skaito, pavyzdžiui, vyriausybės nuomonę ekstremistinę medžiagą, ten OPTV, kaip sakau, bačiulį, dar ką nors kitą, taip toliau, bet jisai dalinasi tą informaciją. Jisai net komentuoja ir pritarė ir rašo pats komentarus ir jo komentarais kai kurie dalinasi. Ir nedaug dievė dar jis eina į tą OPTV, pavyzdžiui, pas Janutienę į laidą ir ten šneka ir kalba ir pritarė. Tai reiškia, viskas, jis yra ekstremistas, užsidega raudona šviesa. Ir tada imasi veiksmų. Vėlgi signalas saugumui, ar ten policijai, ar kam ten perduos, ar naują tarnybą kurs. Ir tada jau neprevencinis pokalbis. Tada važiuoja ginkluoti, kaukėti, juodai apsirengę pareigūnai, su šarvuočiu automobiliu, ima žmogų už pakarpos, guldo ant žemės deda antrankius, meta į mašiną ir veža, sulaiko jį. Ir ten arba į psichuškę, kadangi normalus žmogus negali pagalvoti, kad valstybė yra tokia bloga ir kritikuoti tokią vyriausybę, kuri dirba dėl jo. Viską daro jam, tik jis nesupranta, pasiklydo, reiškia, tikriausiai psichiškai nesveikas. Arba į kalėjimą, laisvės atėmimą, nes reikėtų ten perauklėti, tokios būtų perauklėjimo stovyklos, kur ten klausytis himną kažkokį tai, aišku, nelietuvišką, sugalvotų kažkokį nors kitą, aiškintų, kokia vyriausybė yra mūsų gera, kokia jinai protinga, aiškusi, kad tokie veiksmai, kokius jis atliko, jie yra negeri, nedoriai, taip negali būti, kokie kenksmingi visuomenė ir taip toliau ir panašiai. Tai štai tokia būtų skalė. O kaip dabar atpažinti? Tai, pavyzdžiui, vienas būtų toks variantas. Profilis, paimkime, kaip ir sakiau, Kastytis Jonaitis, tai ne aš. Pavyzdžiui, tai yra profilis. Vardas, pavardė, gimimo metai, specialybė, išsilavinimas, visa kitas, kas surašyta, ten 40, pavyzdžiui, kokie nors 5 metai ir kas jis toks yra. Tai būtent profilis žmogaus. Antras dalykas, kokiagi jo veikla internete. Ir tenais prenumeruoja, pavyzdžiui, tą pačią, prenumeruoja bačiulį, prenumeruoja tą OPTV, kaip sakiau, komentuoja ir platina, toliau veikla realiam gyvenime, dalyvauja kokiam pikete, jeigu yra, kaip ten, šeimų sąjūdis, toliau pasirašo peticijas, arba pats nedaug dievė inicijuoja tas peticijas. Toliau yra kažkokios tai organizacijos, visuomeninės ar politinės partijos, kuri netinkama,
kuri yra pasiklydusi kelyje, narys arba palaikantis ją ir taip toliau. Kitas pinigai, jis pervedė pinigus, ten 10 eurų, 20 eurų, tai pačiai televizijai, OPTV ją nutieniai, pavyzdžiui. Tai viskas. Tai yra grėsmė, tai yra raudona spalva. Ir tada reikia tokį žmogų sulaikyti ir bausti. Tai čia yra vienas kraštutinis raudona. Žalia spalva. Tai yra profilis, pavyzdžiui, ten koks nors 35 metų, ten, pavyzdžiui, koks nors jogos mokytojas, instruktorius, ar kaip jį ten pavadinti. Tu veikla internete, gamta domisi, kalnais domisi, kelionėmis domisi, sodų, gėlytėmis domisi. Toliau veikla reali. Jisai treniruotės atlieka, bendras tokias jogas, bendrauja, bendruomenė susikūrusi tam tikrą, kuri būtent rytietiška, ten kažkokį tai šitą kultūrą palaiko, taip toliau, važinėja dviračių dažnai ir taip toliau, ir gauna pinigus už atlyginimą, būtent už tas atliekamas jogo paskaitas, gauna kažkokį tai palaikymą iš fondų ir taip toliau. Tai yra žalia šviesa, žalias, tinkamas žmogus nepolitizuoja. Viskas su juo yra tvarkoje. Taigi, skaitmenitizuoti viską suskaitmenitizuoti tam, kad galėtų valdžia, vyriausybė matyti viską apie kiekvieną žmogų ir kai tik varpelis suvirpa, imtis priemonių. Jei geltonas, apriboti teises, profilaktiškai duoti per galvą, jeigu raudona, už užpakalio ir į kalėjimą. Arba į psichuškę. Kito kelio nėra. Kągi toliau kalbama ir daroma, kai man dabar patiko, kada vardan Lietuvos laikinasis pirmininkas Sinkevičius pasakė, pagaliau mes grįšime į klasiką, pagaliau mes atsikratėm ten tų kitų koalicijos narių ir grįžtame į klasiką. Kas ta klasika yra pagal jį, tai jisai jau yra toksai labai, jau aš sakyčiau taip, kraštutinis yra būtent šitoj srityje, apie kurią dabar kalbėsiu. Taigi, trečias argumentas. Privalu Lietuvai parodyti pavyzdį visam pasauliui. Kovoje prieš klimato kaitą. Lietuva kovoje prieš Kiniją rodė, kaip jį kovoja už vertybės. Niekas nežino ir nesuprato, kokios tos vertybės. Bet kad kovojo, tai vyriausybė būtent kovojo. Tai čia buvo pateikiama per visus galus ir dabar dar pateikinėjama. Dabargi privalu Lietuvai parodyti naują kovą, kaip jinai stipriai kovoja prieš klimato kaitą, kad kitos šalys matytų ir imtų kaip pavyzdį. Taigi mokesčiai. Pirma, reikia padaryti taip, kad visoms toms įmonėms, kurios teršia ir kurios net neteršia, bet vyriausybė mano, kad teršia, pakelti mokesčius iki tokio lygio, kad jos neterštų. O jeigu jos nenori pasikeisti, tai jos negali sumokėti tų mokesčių. Tegul bankrutuoja, susinaikina. Kito kelio jiems nėra. Jos turi keisti savo elgseną. Čia vėlgi galima tą pritaikyti, jos netokios, jos nesavos, jos neduoda kišių, jos nenori kalbėti, jos ne mūsų, neturi reikšmės, svarbu, kad jos teršia. Taip nusprendė vyriausybė. Keisti jų elgseną per mokesčius. Kitas. Įvesti reikalavimus labai stiprius, biurokratinius, kiekviena įmonė turi ten kas ketvirtį arba kas mėnesį teikti ataskaitą, ką jos padarė tam, kad nugalėti klimato kaitą. Kiekvienoje įmonėje turi būti atskiras padalinys, gana nemažas, su vadovais, su darbuotojais, kurie kiekvieną dieną nuo ryto iki vakaro galvotų ir kovotų su klimato kaita. Rašytų ataskaitas, vyriausybė sukurtų dar vieną tokią tarnybą, gana didelę, tai valstybės tarnyba, kuri prižiūrėtų, kaip yra laikomasi šitų reikalavimų nustatytų. Toliau. Atsisakyti griežtai iš karto, nieko nelaukiant, iškastinio kuro. Jokių dujų, jokių anglių, jokių
kitų naftų produktų, benzino, kuro, dyzelio, nieko atsisakyti ir viskas. Reikia įgyvendinti milijardinius projektus. Saulė, vėjas, vėjas, saulė. Kuo daugiau, tuo geriau, bus perteklius, darysim vandenilinį kurą, eksportuosim, visiems bus reikalinga elektra, mes turim rodyti visiems pavyzdį. Imtis dabar, nieko nelaukti. Toliau, visi turi persėsti ant elektromobilių, uždrausti važinėti automobiliais, kurie naudoja iškastinį kurą, kurie naudoja benziną, kurie naudoja dyzeliną, neleisti tą pačią minutę visiems bumt į parko mašinas, į metalo laužą, išvesti, sunaikinti ir taip toliau. Ir priversti. Neturi pinigų, sėsk ant dviračio. Neturi pinigų dviračio, eik pėsčiomis vaikščio. Gatves siaurinti, kam, kad būtų daugiau žalumos. Tam, kad būtų efektyvesnė kova su klimato kaita. Achema gamyklą uždaryti, nes trąšų niekam nereikia. Žemdirbiams uždrausti naudoti trąšas. Ūkis turi būti tvarus. Tokia yra programoje. Taip turi būti. Taip yra ES pagrindinėse programuose parašyta tvari žemdirbystė. Trąšos turi būti užmirštos ir taip toliau. Ir dar rimčiausias dalykas. Pasirodo, kad klimato kaitai didelę neigiamą įtaką daro karvės. Karvių išmatos. Jos garuoja. Reiškiasi, Lietuva turi atsikratyti karvių. Na ir toliau, aš jau jums nepasakoju, tos fantazijų, blevizgoti, jūs galite patys susigalvoti, kiekvieno jūsų galvoje tas dalykas yra, aš tik nukreipsiu pagal tam tikras dvi kryptis. Toliau vyriausybės kryptis darbo globalizmas. Welcome refugee. Arba, pasakykime taip, ne. Tai negali būti nelegalus, neteisėtas migrantas. Tai yra nehumaniška. Taip negalima kalbėti apie atvykusi iš kitų šalių vargšą skurstantį žmogų. Jam reikia padėti. Kitas genderizmas. 72 lytys plus, nes jų kiekvieną kartą atsiranda daugiau. Ir nuo pat darželio, kaip tik vaikas pradeda suvokti, reikia jam jau diegti šitą ideologiją, nes kuri yra dabar, jinai yra netinkama. Ir toliau woke ideologija, rasizmas, ypatingai baltasis rasizmas, tai yra didžiausia problema. Seksizmas, baltasis seksizmas yra didelė problema, nieko čia nepadarysi. Diskriminacija mažumų, tai ypatingai homoseksualių asmenų yra didelė bėda. Ir taip gaunasi tai, kad jeigu tu už šeimą, esi fašistas. Jeigu tu krikščionis, esi fašistas. Jeigu tu patriotas, esi fašistas. Jeigu tu prieš migraciją ir vadini neteisėtą migraciją, esi fašistas. Jeigu tu prieš Palestiną, už Izraelį, tu esi baisus fašistas. Taigi štai, juokais. Ne juokais mes baigėme šitą penktadieninę laidą. Ačiū Jums, ypatingai tiems, kurie išklausėt iki galo ir ypatingai ačiū tiems, kurie padėsit patiktuką, pakomentuosite ir prenumeruosite mano kanalą. Ačiū ir iki kitos laidos. Svarbiausia turėti gerą humoro jausmą. Iki kito karto.